Individualus mokymasis aš matau kaip papildomą pliusą. Gerai yra ir klasėse tą pasimokinti kartu su visais, galbūt draugas padės suprasti. Tačiau individualiai aš pasižiūriu, ko būtent tas mokinys nesupranta ir gal jisai visą uždavinį supranta, tačiau kablelio nežino, kur padėti, bijo mokytojo, pavyzdžiui, paklausti, nes yra klasė, gal kažkas pasijuoks, gal kažkas, tu čia nesupranti, o tokiu individualiu mokymosi būdu galima paklausti pačių kvailiausių, kaip čia išsireikšti, klausimų ir aš paaiškinsiu tikrai kad ir 1000 kartų. Pas mane vaikai ateina su 2 galbūt problemom, tai baimė ir spragos. Tai baimė iššaukia tas spragas, baimė paklausti, baimė būti kažkokiu nežiniuku. Tai šitas ir būtų pagrindinė problema. Bijo paklausti, galbūt mokinys yra kuklesnis. Tai per tą kuklumą bijom paklausti, didėja spragos.